Ok, šiandien turim tokį įdomesnį variantą iš BMW šeimynos. BMW torpeda, dar kitaip vadinama. BMW K štuka 300S. Tai čia yra pagerinta štuka 200S versija. Labai daug panašių komponentų, ta prasme rėmas, nes ir panašiai visa ergonomika. Panašiai, bet šitas naujesnis, atnaujintas modelis yra nuo 2009 metų, man atrodo. Ir šitas yra 2009 metų. Pats pirmasis. Tai ir iš komplektacijos nėra labai mandras, nes iš karto galima eiti, kad čia nėra elektroninės suspensijos, nėra ksenonų ir kitokių bairių, kur ten juose buvo, nes Bemsas buvo pridėjęs jau viską, ko be galėjo, nes čia toks buvo jų sport baikas, nes štuka 200S realiai buvo pirmasis Bemso sport baikas, ne pirmasis sport baikas, bet kaip čia teisingai išsireikšti, link britvų, link greičio, link top speedo, pavadinkim. Ir vokiečiai netaupė, sukonstravo tokį didesnį aparatą ir kad galima būtų normaliai pavaryti, nes būtent šitas turi 129 kW, štuka 200 turėjo mažiau šiek tiek, bet turėjo daug kitų niuansų. Tai pagrindiniai niuansai buvo problema su patikimumu. Šitame jau kažkiek yra apspręsta. Šiaip gražus motociklas, bent jau man čia kiekvienam labai asmeniškai, nes vieniems iš to dizaino nelabai, o kitiems tai kaip ir labai. Man kai patinka Blackbirdas Hondas, taip šitas irgi gražus, nes šiaip nedaug kas sako, kad kažkokia proporcija ar kažkas yra labai panašiai Blackbirdą, nes priekinė lempa yra panaši. Veidrodėliai gal ne tiek, bet čia šitas toks aštresnis, toksai jau naujoviškesnis. Tai va, įdomus dalykai tokie, kad jo bazė, šiaip labai ilgas mocas, jo bazė yra viena ilgiausių iš motociklų, nes tiek Yamahos F-J-Tero, tiek GT-Ro, Kawasakio, kur yra dideli sportauringai, yra bazė trumpesnė. Šitas aišku irgi priskiriamas sportauringams, bet jį reiktų labiau lyginti su Hayabusa, Blackbirdu, 14 Ninja, ten 12, 14, 13. Čia jau grinai tokie dideli ir dideli sportai, pavadinkim, greit su jais važiuoja. Kuom šitas išsiskiria iš tų visų? Tai aišku, neturi grandinės yra kardanas, šiaip gražiai atidengtas tas galinis ratas, yra kardanas, daug Bemsų eina su šituo kardanu, pasitvirtinęs viskas ant su juo normaliai, tai ir deda, jeigu normaliai, ir gerai. Ir koks yra įdomiausias dalykas, tai yra priekinė važiuoklė, nes priekį yra vienas amortikas tenais viduj. Nėra šakių tų, pavadinkim, standartinių, stabdžiai irgi neplaukiantis diskai, tai Bemsas, savaip biškį pakonstravė. Nors iš kitos pusės jam artimiausias konkurentas iš tų tokių naujesnių tai būtų Hondos VFR 1.2, nes irgi tas kardanas, irgi daug kilovatų ir irgi ganėtinai sportiška sėdėsena. Šitas mocas dar yra labai gerai, kad jeigu didelis žmogus, palei 2 metrus, nori sportiško motociklo, ant kurio būtų tikrai patogu, ganėtinai sportiška ta pozicija, bet ant jo patogu sėdėti, čia yra vienas geresnių variantų. Aišku, galima ten dar daryti video lyginti su štuka 200, bet štuka 300 šį kartą. Būtų aišku labai įdomu ir štuka 200 pašnekėti, nes tai daug problemų, kas čia apspręsta yra jau šiame. Ir pavyzdžiui, čia jau posūkiai jungiasi taip, štukoje 200-ose, tai
Vienas posūkis čia, kitas posūkis čia. Tokie įdomus sprendimai. Tas tai iš vis buvo toksai dar labiau nestandartinis. Nu, bet šitas irgi. Aišku, čia iš tų 200 perėmė tai. Sausas karteris, čia tepalus keisti visiškai kitaip negu kituose mocuose. Nu, inovacijos, vadinkim. Aišku, gaila, kad nutraukta 15 metais berods jo gamyba. Nes kaip ir tokių sportauringų prasmės kaip ir nebėra. Pradėjo savo S1000 Cererus gaminti ir pardavinėti labai gerai. Ir ten visus performansus sukišo. Ir po to jau pardavinėjo Bemsas sportauringus, tai tik tais jau patogius. Jau tokių sportiškų sportauringų kaip ir nebelabai. Tai va, nu ką, reikia turbūt prasivažiuoti. Bus bevažiuojant daugiau įžvalgų. Nes šitas mocas toksai emocijai mocas. Jau tikrai jisai yra netipinis. Tikrai ne pradinuko, tikrai netipinis, jau turi savo išskirtinumo ir žavesį. Yra Lietuvoje net kas ir štuką 200 mėgsta. Aišku, ten nelaiko viskas dėžės ir taip toliau, tai nu čia neišsiplėskim. Bet šitame jau yra kur kas geriau, jau yra kitokia ir variklio grandinės konstrukcija jau, nes ten štuka 200 daug reikalų turėjo. O štuka 300 jau toks galima gyventi. Ir šiaip dar toks gal keistesnis ar mažas skirtumas. Šitas štuka 300 naudoja 1.9 ant 5 padangą, tas ant 50. Ir pavyzdžiui, valdosi jisai geriau vien nuo tos padangos. Važiuoklė, ganėtinai viskas tais pats. Labai faini tie plastikai. Aišku, plasmasinis bakas, man tai asmeniškai minusas, nes mėgstu dėti tašę ant bako. Yra demperis, nors tokios ilgos bazės motociklos ir panašiai, bet jisai yra tokių įdomių sprendimų. Yra slideriai, jame yra gamykliniai, bet jie yra už plastikų. Tai irgi toksai įdomesnis sprendimas, bet taip sakant, netaupyta, kai būna, kad gal to neįdėkim. Šitam modeliui norėjo įdėti. Nu ir Bemsas, aišku, ten kainos, jeigu žiūrėti tenais naujų motociklų, tai aišku, visat yra riebesnės, tai jie gal ne ant to žaidžia. Nes kai būna japonai, ten, nu nežinau, va, tas pats GTR-as ar panašiai, nu be demperio eina visi. Visi turbūt. FTR-as be demperio, GTR-as, Hondos ST, nu visi tie didieji sportaringai eina be demperio, nes jie traktuoja, kad nu kaip ir nereikia. Bet nu, aš manyčiau, kad jisai tikrai praverčia. O grįžtant būtent apie šitą motociklą, tai čia daugiau nelabai ko. Yra iš komplektacijos ABS yra. Nu, irgi gerai, kad yra. Bet visas tas jo žavesys ir emocija yra tas jo laukiškumas, nes varikliukas, tai blemba sukasi, tai tikrai gerai. Tikrai nepalieka abejingumo. Nu, tai ką reikia? Važiuoti ir žiūrėti. Dar toks trumpas apie skydelį, tai kaip jis atrodo, tai tos informacijos neprūdai, laikrodis, ten kilometrai, tripai ir panašiai. Tai nieko labai daug, bėgi rodo, bet nieko daug labai nerodo. Būtent šitoj komplektacijoj yra naglesnių, kur yra biški pilnesni. Fainas nebent toks dalykas, kad kada jau kuras pasibaigia, tai vietoj tripo rodo range, kiek tau liko su to kūru nuvažiuoti. Tai fainas feature'as toks įdėtas, kuris visai fainai. Nu, kažkiek užvedimas gal kitoks nuo japonų, bet čia irgi jau nebe kitoks, nes daug šiuolaikinių monsų naudoja tokią sistemą. Ir pirmas dalykas, koksai krenta į akis, norisi sakyti, nors čia ne į akis, krenta į pojūčius, kad nors toks didelis mocas, ilgas pavadinkim,
labai lengvai apsisukinėja jisai, tai manevringumo turi. Nėra toksai, kad, nu, tipo, įsivaizduot, kad jau oje tau su juo niekur neapsisuksi, nieko nepadarysi, tai tikrai ne. Ta važiuoklė, čia yra ne elektroninė, reguliuojama ranka, tiesiog pasukinėjai ratuką, pasidarai šilčiau, minkščiau arba kiečiau. Ir labai gerai veikia, labai tas reguliavimas juntamas, labai paprastas, tai ten ir per daug nesuprantant, vien iš pojūčio pasisuki taip, kaip nori ir visas motos tiesiog keičiasi jo charakteristikos. Aš tai pasidaręs dabar ant tokio vidutinio, nesinori man labai jau ten, kad būtų kieta. Aišku, jeigu važiuoti ten rimčiau, gal reiktų pasikėtinti jį, bet tokiam pavažiavimui, tiesiog pavažiavimui ir vis tiek pas mus tie keliai šudini, kratilkų daug, tai labai gerai, kai gali pasidaryti tokį vidutinį ir komfortiškai jaustis. Ir netokiuose geruose keliuose. O, šiaip įdomus dalykas tas, kad trauka pas jį yra visada, nes va, važiuojant 66 bėgių, dabar 80, bet tu atsuki ir tu jauti, kad jisai nori važiuoti. Tai variklio tas galios, dinamiškumo ir panašiai, lyginant su konkurentais tų laikų, aišku, tenais, jeigu su S1000 RR-ais pradėsim lyginti, tai jau nu ne tas, bet iš tų tokių, tai yra fantastiškas dalykas. Ir jeigu tik biški daugiau atsuki, tai tas variklio garsas taip gražiai riaumoja, tokia, nu, emocija, džiaugsmas, mechanika, nu, žiauriai pojūčių daug suteikiantis motociklas. Tai ta prasme, su juo važiuoti nėra nuobodu, nes kiti jau motociklai būna, kur jie taip gerai viską daro, kad jau nujama tą važiavimo tokį pojūtį, o šitas tikrai ne, šitas duoda to važiavimo tokio žavesio. Aišku, jeigu to norisi važiuoti ir nejusti, tai tada gal nebūtų pats geriausias pasirinkimas, nes šitas yra toksai, nu, kaip daugelis bemsų, tas dinamiškumas, tikslumas, vairavimo pojūtis, kad tu kontroliuoji kažkaip kažką, tas labai juntama šiame ir tas bent jau mane tai labai džiugina. Ir dar kitas dalykas, kuris džiugina, nes aš ganėtinai aukštas, jeigu čia pagal vidurkius imant, 1,95 m ūgis ir aš ant jo telpu labai natūraliai, nes kartais būna japonų mocai, nu, japoniukai vis tiek mažesni žmonės, pavadinkim, ir kad jisai tilptų tas japoniukas, nu, vis tiek ten jie ten ergonomika, nu, jie kitaip biški. O čia jau Hansas darė, žinai, kad jau ten dešrų pririjęs Hansas galėtų normaliai dėdulę tilpti, užsiesti ir varyti. Tai tas labai jaučiasi ir didesni važiuotojai tai tikrai tą įvertintų. Tai jeigu čia apie sėdėjimą, apie greitai, apie greičių dėžę. Greičių dėžė, aišku, 6 bėgių. Šiaip dirba labai tiksliai tos bėgius pritraukia. Tikrai nėra kažkokių pojūčių, kad kažkas ten lagina, nelagina. Aišku, kardanas turi savo, bet aš kai pripratęs daugelis mano mocų su kardanu, tai viskas gerai. Tikrai nėra pretenzijų. Kiti dalykai, tai nu, sąnaudos, tarkim, prisiminiau, tai pašnekėkim, kiek aktualu, kiek neaktualu šitam mocui, bet koks yra įdomus dalykas,
man bent jau kiek važiuojant, jo sąnaudos yra ten apie 6 kažkiek. Čia pavadinkim mišrių režimų, tai kur toks būna kartais ramiai, kartais 200, taip sakant. Tai savotiškai žavu, nes nėra, kad daug. Nes, būna mocų, kurie, tarkim, jeigu važiuoji greičiau, labai didėja sąnaudos. Pavyzdžiui, važiuoji lėtai 5 litriukai, važiuoji greitai 10, 12 ir panašiai. Ant šito bent jau taip nesijaučia tie litriukai. Tik tais kitas, kur apie sąnaudų temos reikalas, tai yra bakas. Bakas yra mažiukas, 19 litrų, tai range šito moco nėra didelis. Tai tas man biški nervuoja. Jau vienu baku Vilnius Klaipėda, būtų reikalų. Ten, aišku, galima tenais ramiai kažkaip ant Garudą važiuoti, bet nebus taip. Tai bakas tikrai galėtų būti didesnis, kaip sportauringu, vis tiek dideliam, galingu, aš vis tiek norėčiau bent 25 litrų bako. O grįžtant prie valdomumo, tai nežinau, man tai labai gerai valdosi. Tai čia kaip būna žmonės sako, kad reikia pirkti kažkokią tenais labai jau mažiuką ir ten labai važiuoti su to mocu. Tikrai nebūtinai. Yra inžinieriai, kurie kartais kažką sukonstruoja ir šitas mocas tikrai valdomumų, jisai nenusileidžia kažkokiems mažesniems mocams, kurie yra jau tipo pasižymėję, kad ale labai manevringi. Bet manevringumas nėra jo vizitinė kortelė šito moco, o pagrindinis dalykas, dėl ko jis yra kaifas, tai kas mėgsta važiuoti užmiesčiais ir šiek tiek greičiau, tai kaip jisai stovi ant kelio, kaip jisai prie didesnių greičių stovi ant kelio, tai yra fantastika. Va čia galim pabandyti apsisukti mažesnėje erdvėje, ne tokia čia mažesnė, bet visiškai ramiai, be jokių kažkokių problemų jisai valdosi. Tai grįžtant prie tų didesnių greičių, tai bele kaip gerai jisai stovi ant kelio, ta prasme yra fenomenaliai. Ir ta važiuoklė tenais, televertė, žodžiu, išmanus vokiškas terminas, tai fantastiškai dirba. Ir jeigu važiuoti taip ilgesnį laiką, laikyti geresnį greitį, tai su juo pasaka yra ir tas demperis, ir tas viskas, ir ilgus greitus posūkius, kai jį važiuoji, labai smagu, nes tiesiog atrodo, tu žiūri, kur nori važiuoti, ir motus tenais važiuoja, ir nereikia tenais nei tvarkytis, taisytis, nei kažką labai daug galvoti. Tiesiog mocas leidžia tau mėgautis važiavimu. Tai čia tas yra labai svarbu. Turi stiprią emociją, leidžia mėgautis važiavimu, turi to žavesio, turi to jaudulio, turi tos galios, to laukiškumo ir dar plus gerai daro, nes yra kiti tiesiog, kad laukiniai ir tiek žinių, bet šitas daro su vokiška kokybė, kaip juokingai beskambėtų. Nors nėra čia patikimumo viršūnė, vis tiek japoniški mocai mažiau problemų keltų, nes čiagi yra ir tie stabdžiai, servotronika ir panašiai, tai kartais jie nueina, tai bet čia jau seni bairiai, ten štuka 200, tai ten pastoviai nueina, tai bet yra sprendimų pasidaro. Bet kai jie veikia, jeigu viskas tvarkingai tenais tame moce veikia, tai stabdo bele kaip. Ta prasme, užsėdus ant kito moco atrodo, kad
nu, tas nelabai stabdo, kad kažkas ten su stabdžiais yra blogai. Nes čia buvo baris, iš to mocu prasivažiavau, tai biški smagiau prasivažiavau ir po to užsėdau ant kolegos Horneto. Važiuoju, pradedu stabdyti ir galvoju, wow, kur stabdžiai, kur dingo, nes tiesiog kitaip jau priprantė. Bet aišku, kai šitas mocas turi tiek galios, turi tiek dinamiškumo, tų stabdžių tikrai reikia. Šitam mocui stabdžiai yra reikalingi. Tenais yra tų mocų, kur tie stabdžiai, nu, yra, nėra. Tai ten jau, nu, taip pusėtinai pavadinkim. Ten, nu, vis tiek ten birbys su juo, ten parsistabdai, biški greičiau, lėčiau. Šitam mocui tai reikia jau tų rimtų stabdžių, nes su juo rimtai gali prireikti stabdyti, nes tik tai su juo, jeigu nuotaika gera ir jeigu biški pabėga koncentracija, tai faktas stabdžių labai prireiks, nes su juo tai, nu, žodžiu. Nu, biški duodė apsukų, aišku, negrėžiu čia jo dabar, nes filmuoju, bet duoda apsukų ir jisai duoda supras, kad čia yra ne juokai, čia jau žavesio tikrai bus. Tik aišku, nu jeigu tenais jau kas liečia važiavimo paleikėt, tai labai sunku su juo važiuoti, nes jis tiesiog nori, tiesiog jo prigimtis yra važiuoti. Ne pagal vokišką ketą pavadinkim, pagal vokišką autobano ketą važiuoti jo yra prigimtis, tai jisai taip ir nori važiuoti. Nes pirmų bėgių, net tarkim, jeigu važiuoti tenais mieste, tai, nu, tarkim, senamiesčių ten prasivažiuoti, tai su juo yra irgi reikaliukų, nes nu, jisai taip atrodo nei važiuoja, nei tai nevažiuoja, lyg nori tampytis, lyg nesupranta, ką tu čia su juo darai, ten važiuodamas ten 20 ar 30 ar 40, jisai nori važiuoti daugiau ir smagiau. Realiai visas jo važiavimas, tai nu, kada daugiau. Bet šiaip tai labai fainas mocas, net yra tų minčių apie tokią kypinimą, kaip džiaugsmą, emociją ir panašiai, nes aišku, kas mėgsta sportauringus, kas iš tų senų laikų, ten aišku, Blackbirdus, Busas ir panašiai, tai šitas yra toksai paskutinis, pavadinkim, nu, aišku, Vafero nepamirškim, 1.2 tas irgi turi paraką, bet tenais jau yra motoras V formos, kas ne visiems gali patikti, pavyzdžiui, kaip man, čia yra 4 eiliai, tai man asmeniškai daugiau žavesio. Tai va, tai kas nori emocijos ir geros torpedos, tai štuka 300 yra variantas, jeigu rasti mažų prabėgų, tai galima labai džiaugtis tokiu mocu, kilometrais ir įdomių važiavimų, stiprių važiavimų, išskirtinė išvaizda, nes jų daug nėra, tas savotiškai svarbu, nesvarbu, čia jau kitas reikalas, bet vis tiek fainai, jeigu, kaip sakoma, geriausiai važiuoja tas mocas, kuris tau gražus, nes tau smagu, įdomu ir gerai su juo važiuoja. Tai va, tai tiek turbūt. Gal išeis, kada štuka 200 pafilmuoti, tai tenais bus galima daugiau pasipizdavoti, bet, nu, tas mocas gerai padarė gerą indėlį ir tas štuka 300 yra štukas 200 bagų prataisimas, pavadinkim, prataisa bagus ir gavosi šitas.
Nes ten tas blynas buvo kaip ir geras, važiuoja irgi jisai fantastiškai, nu bet labai netoli ir nedaug. Tai va, tiek žinių. Viso gero, jeigu kas nors norit, duokit mocą, pasuksiu filmuką apie tą mocą. Kokios mano mintis, nes supraskim vieną, tai yra mano asmeniniai potyriai ir mintis, kiekvienas tas motociklas gali kitaip atrodyti, kitokius pojūčius kelti, kažkam patikti, kažkam nepatikti. Tai yra natūralu, bet pagrindinė taisyklė, kad atminkit, kiekvienas motociklas turi savo žavesio. Ir svarbiausia žinoti, kokio žavesio kiekvienam reikia ir iš tinkamo motociklo prašyti to žavesio.